Arachabar. Va, vėl susiradau savo bombą. Vėl savaitgalio bitynas. Vilniui sėdžiu, tiksliau ką, guliu sofkoj, prie televizoriaus, saulutė per langą šviečia, šilta, gera. O galvoju, bitė čia jau dirba, ten jau Vilniui jau žiūriu ir Ieva žydi, ten jau tuoj klevai. O ir reikia į kaimą varyti būtinai. Atvarau čia nieks. Šalta, klevas. Nu manau, va čia savaitę ar po kelių dienų pradės tik tai. O gal ir dar visas nors ne, viršų jau sproginėja. Nu tai gerai, sakykime, uždėsime dūves. Ir prasidės galvoju, va tepalą pakeisiu, reikia vežioti čia meduvės, kad nereiktų tampyti, galvoju, su priekabėlė. Bet kažkoks debilas tepalo filtrą taip užsuko, kad atsuk negaliu. Ir blogiausiai tai, kad tas debilas turbūt aš. Tai jau rankas visas nusisukinėjau ir niekaip negaliu atsukti. Reiks turbūt prakirsti. Su atsuktuvu viską apsitepaluot, susivaryti ir atsukti kažkaip taip gal. Tai prasidėjo, va, taip planavau, tik greit pakeičiu čia meduvės, išvežu vakar meduvės, jau susirikavau, susidėliau. Nu, kaip visada. Bet vaika, va, šyla, ryte apsirengiau, jau reiks nusirengti. Nes ryte dar du rodė šilmos, tai nelabai daug. Nu, va, tepalas dar bėga ar ne? Nebais bėga. Ir pašildžiaugi atrodo biški variklį. Gal per mažai. Kur deda tepalą? Atrabotkė. Aplinkavelis tikriausiai, kad skrūsdės nelystų. Padeda, manau. Ką bandau dar. Ne, nieka nebus. Dar praslysta. Ir dar tokioj vietoj padaryk tu ten, kad nei padaryk, nei ką. Aišku, normalaus daikto, kur atsukinėt skirta, tai neturiu. Vilniui net gal dar turiu. Oi, bus čia tepalo, patrešiu žolytę. Niekam nesakykit, netrešiu. Aš pakviesiu ugnegesius ir užpilsiu viską. Biškį pavargau. Bet va, pabadžiau, oi, čia biškį. Čia vanduo bėga, jeigu ką. Taip, tai aš kapojau. Ką reikia naują dėti. Kokią valandą, gal filtrą atsukinėjau, reikėdavo praserdžiau. Galvoju, 1, 2 ir viskas. Reikia gerai užsukti filtrą, kad neatsisuktų. Tiek vargau, kol atsakiau tepalą filtrą, bagažiniai pasižiūriu, turiu kuom atsukti. Nu, galvau, Vilniui palikau. Turėjau čia mašiną atsukinėjau, žiūriu, tinka irgi. Niekaip atsukti negalėjau, atsiprintinau, kad atsukti. Tai biškį liūdna, kai pavargsti, po to bagažinę atidarau, žiūriu, guli. Aišku, dabar sakysit, kam aš dėsiu tas meduvės. O tam dėsiu, kad klevų. Duosim biškį meduko. Negaila. Apipurkšim visas meduvės. Nes dabar tai bitės tai gert nori ir skraido. Tai duosim į meduvės vandens. Su šito patogus, to purškikliu paprastu, tai ilgai vargdau, labai jau buvau atsisakęs šito manevro. Bet manau, kad su šituo labai gerai viskas gausis. Gerai, kažkoks tai čia spiritų paduoda, man atrodo, jau parūgės, biškį nieko. Kol su tuo traktorium prisivargau kažkaip. Vėjai, šilta, bet vėjas. Tai nežinau, ar čia gerai. O jūs, kai meduvės
Duodat, sušlapinat ar belę duodat. Žiūrėt, ar pasiuvo per 2 savaitės ar nepasiuvo 2 rėmelius. Manau, kad turėjo pasiūti. Duosim naujų darbų. Tegul meduvės susitvarko tenais, va, kol susitvarkys. Ir ateis laikas, neškas įva dabar šitą žydį. Ir tuoj klevai. Nežinau, ar čia įva žydį, bet Vilniui tai tikrai. Nors Vilniui ir klevai mačiau. Nu, ne keturatis, bet vis tiek patogiau. Aišku, tuščias tai galima ir panešioti, ir taip nėra labai čia sudėtinga. Nu, vat, biškį neapgalvota. Vėjas šaltas, bet judesiukas toks. Ir. Pirma buvo labiau dar. Matyt, išskrydo. Matosi, žiedadulkėm pilnom tašėm neša, kad ir per vėją. Priekį vėjas vis dažniausiai iš ten būna. Ką, žiūrim, man įdomiausia, kaip manot, pasiuvo ar nepasiuvo tas 2 rėmelius? Nu, turėjo pasiūti. Jeigu ne, biški pravalas bus, nes tada aš dar dėsiu čia darbą. Nu, žiūrim, aišku. Aišku, žiūrim. Žiūrim, ką turim. Reiks jau susirinkti šituos visus. Gerai, kur čia mūsų dūminė biškėm čia. Gerai. Nu. Šiaip tai šeimas atrodo nemaža šita. Pasižiūrim. Matau, kad dar liktai ir ne. Atsargiai. Nu, nėra iš šilmos jam, nėra iš kur. O nors, matot va kaip tik tai. Ir mama iškart. Kaip aš tą mamą greit randu. Va. Ką jinai čia daro ant šitą rėmelę? Prieš šviesą reikia. Jau pridėjus, matote, nėra kur dėti jau reiškia. Ujujui. Nu, supratau. Atsargiai dabar reikia, kad mamos nieko nepridirbčiau. Atsargiai. Gerai, žinom, kad čia bent jau rėmelį ant šito nebus mamos, kaip ten radom. Galim ne taip atsargiai jau. O žiūrėkit, šitą irgi matot, jie pačion kažkaip nenori, nėra iš ko matyt statyti. Įdomiai. Ir jau visa uždėta kiaušinėliais. Kiek va yra jau kiaušinėliais. Oi, bus bitučių čia spėsis šita šeima. Gerai, atsargiai, gerai tada, kad čia meduvės dedu, vis kažkur bitės turės kur susidėti. Gerai, dabar greit dedam, va taip padarom biškiešęs, kad mažiau žūtų. Dedam. Grotelės pamiršau. Pip. Oi, debilas, a? Supratau, karoč, viskas. Stabdom darbus, varom grotelių. Čia biškį uždedam, kad jas nepriliptų ant viršaus. Ei, kaip aš tai pamiršau. Taigi grotelė. Gerai, tęsim procedūrą. Taip, dabar jas vėl sukišom. A, jos nelabai ir išlindo. Leiskit atgal namo.
Šitam šeimą reikia skubiai kažkaip skausminti, kraujuką leisti. Nes bus reikalų, vėl aš šitų neuždėjau. Visio, va, dedam šitas. Kad mama sėdėtų savo kalėjime. Kalėjime. Nes mamai ten tikrai vietos bus mažai. Gerai, tai kaip va taip darom turbūt. Ai, kaip gerai purškė. Nu malonu, žinokit. Anksčiau aš su to, ko jūs man nei vienas nepasakėt. Vardau ten drin. Ką, pažiūrim kitas, įdomu kaip kitos irgi. Bet va, nespėja dar atstatyti. Bitutės mama jau deda kiaušinių pilnai prikrauta, nors dar nėra iki galo atstatyta. Vat, reiškia visai gerai ten praplėsti. Šito tai tikrai reikėjo praplėsti ir dabar matau, kad kažką reiks galvoti, čia nežinau. Ir ką, žiūrim vėl. Vėl žiūrim, įdomiausia dalis man. Ar atstatė? Panaši situacija, čia iš viso mažiau. Kita pusė. Bet jau prinešė irgi. Ir nektaro, žinokit, prinešė. Tikrai? Iš kur čia matot? Blizga viskas gražiausiai. Tai cukrausgi nieko aš tai nemaitinu jų. Nežinau, ar jau matosi. Nu gerai, žibučių medaus neš. Visi pardavinėja žibučių medaus, aš neturėjau, tai šiemet turiu. Nu ir su kitu matyt panaši situacija. Atsargiai. Jo. Kaip čia perų, jau užsieta čia. Užsieta. Gerai, kai nešaldy, tada jeigu užsieta, čia jau taip šaldau. Čia atsargiai. Ai, viskas, žinau, kad ramu, kad bus bitės tilpšė. Nu, normaliai šitą šeimą, tai aišku, labai didelė, šitą mažesnė. Apžiūrėsim visas. Jums tikriausiai nėra ką rodyti, neįdomu, čia po vieną pakeliu nuleidžiu. Ką, dar gal buvo galima ir nedėti medų, aišku. Galima gal dar ir nedėti. Bet jeigu aš neatvažiuosiu kitą, gal ir atvažiuosiu. Jei neatvažiuosiu, jau bus per vėl 2 savaitės tarpas. Tai va, jeigu gyvenat prie namų, taigi galit žiūrėti, kaip ten kas situacija. Bet va kažką neša, nektaro yra jau, nežinau, iš kur ten tikrai naujų jau prinešta truputį. Nors judesys tai yra, bet galvoju, kad tik žiedatalkės neša. Pasirodo, žibučių medų neša. Nu gerai, dar vieną pažiūrim. Įdomu man pačiam šitą, nes jos tokias, kaip visada aš kažkokia yra šeima pikta. Tai šiemet gavosi šitą piktą. Pažiūrėsim, kaip man teks su ją susikovosiu dabar. Ir pažiūrėsim, piktas gal dirba geriau kartais. Bandom čia jam pranešti. Daugiau pranešam. Pažiūrėsim, ar piktos, ar jau susidraugavau su jom, bet vargu. Jau jas jaučiau, viršų jau stovi, laukia. O kojas nieka nedirba, viršui stovi. Nu, kol kas baikis, nepuolė dar į akis. O, jau zimbė. Duodam daug dūmo, daug. Nu, gerai, užteks gal. Aš žinot, kaip dar su šitom gerai kovoti. Va taip. Su piktosiam, aš išmokau su vienom čia. Visio. Ir biški ramiau. Galim apžiūrėti, kol aš. Ką čia, pažiūrim, kaip atsiū ar ne. Vo, piktose, žiūrėkit, pilnai. Ir jų prinešta nektarą. Tai, kitsau. Nektarą jau prinešta. Oi, viskas atstatyta.
ir užsėta. Kiaušinėlių pridėta. Nu vat, kai kurių gal ir nereikėjo plėsti, bet, pavyzdžiui, vat, 3 šeimas kol kas apėjau, tai tikrai reikėjo, tarp jų ir šita. Nes jau viskas, jau jos kur jau jam reikia darbo jau. Gerai, dedam, kol dar nepasiūta labai, jau pradeda pasiūsti. Aišku, gerai, tas vandenėlis jas biškį apramina. Vat lysanas pastebėjau negražiai užsideda, tarpai lieka, va, kaip grotelės yra. O tas B-point, kaip ten jisai tai gražiau padaryta. Kaip vat ir yra tokių niuansų. Aišku, šitie kokybiškesni atrodo. Vat jie sugenda greičiau, bet vat kai kas geriau ten. Nu ką, davai, supilam dar jam čia. Nu, man patinka, va stiprios šeimas, va jau viskas, reikėjo. Reikia ir meduvų jam, tegul dirba. O va 3, kurias nerodžiau jum, tai nu dar galima buvo net neplėsti. Bet kaip aš čia, žinai, žinok, tu čia nais atvažiuosiu, netvažiuosiu, tik šiandien neplėstu, jis bus bocht. Bičių belekiek ir jau viskas, jau lapšelius įklaužysiu pusę vasaros. Labai bijau lapšelių. Pernai, kai prisilaužiau, tai šiemet, nu taip norėčiau jų mažiau turėti. Nu va, kai paėmiau, užpyliau juos ir jos tada praeina piktumas. Tai iš tikrųjų šiemet gal net reiks daugiau naudoti, dažniau tokį gal pasidaryti, gal arbatos, tokios saldžios, kad ir kvapą numušinėtų ir viską. Yra, mačiau, pirkti kažkoks toksai daiktas, bet kad kainuoja nemažai. Būtų įdomu pamėginti. Kai aš varštu šito celofano, jūs man sakėt, kad naudočiau ten paklodės kažkokias. Tai, nu, būtų gal ir geriau, nežinau, nes jau man. Bet gal ten neprisispaus gražiai šitie rėmeliai. Nežinau. Tokia kančia yra su vėju. Vėjo nebūtų, tai nieko, va. Kaip nori. Dedi, o viskas ten Iš tikrųjų, čia kažkoks reikia sugalvoti tikrai kažkoks sprendimas. Gal tikrai maršką mėginti. Tai man nieks, nei vienas neparašęs, man atrodo, kiek aš prašiau, kai būna lysanas, nu tos lobelės, ar kaip vadinasi. Nu kam reikalingas? Nu va turiu gal 5 ten tas lobelės, tai jos čia kaip kam? Kur galima išimti, ventiliaciją daryti. Tai vad nesuprantu, kada jas reiktų dėti. Gal vietoj celofano šitą dėti, bet prilipinsgi viską irgi tenais. Vat, niekai vat tokie dalykai nesiaiškiai. Prie kitų avilių nebuvo, prie lysano vat ten lobelės šitos buvo. Tai jeigu žinot, būtinai parašykit. Ačiū. Aišku, ačiū nekliuksi. Gaila, kad nekliuksi. Arachabar! Va, vėl susiradau savo bombą. Prie lovos laikiau, neužsidegė, žiūrėk, nieko, tai dar ne taip blogai ir padariau kažkada. Prieš daug metų jau iš tikrųjų pagalvojau. Tai ką veikiau šį savaitgalį? Elektrinė, dar stačiau vėl, nes vieną kartą buvau pastatęs, bet nebeliko medžio. Nebeliko pavienių ir bičių nebeliko. Tai vietoj teko perstatyti. Šiaip tingėjau perstatyti, bet kad kažkaip reikia kažką daryti, priekį judėti, kad matyčiau, kaip sunkėja aviliai. Tai dabar elektrą turės aviliukas, su šviesa galės sėdėti. Gerai, naktinėt galės naktim tvarkytis. Tai va, dar ne viską padariau. Vienam bais nepatogu. Aišku, gulščiuką ant viršus padėjus tiesus. Bet va, taip biški gaunas nelabai gražiai čia gavosi. Reikėjo kažkaip išsilyginti. Nu, aš čia savo, kaip sakoma, meninę išraišką išreiškiau, kaip ir modulinį namelį LT išreiškė. Atrodo lygų, va. Uždėsim gulščiuką, turėtų būti lygiai liktai.
Nu ir su gulšiuku biški, ne pats lygiausiai, bet gerai, dėl saulės bus gerai, tai ką aš čia pas mane parodysiu jum. Kaip pas mane čia viskas padaryta. Oi. Inverteris toks va. Automačiukai. Čia va saugiai viskas. O ten nujuodė viskas ir va padegė biški. Čia irgi padegė, nors atrodo priveršta viskas. Čia šitie va reikalingi abu stiepai, kurie mažina įtampą. Tai va, galima pažiūrėti, kai veikia. Vat paimu, reikia pirmą užmaitinti šitą, nežinau, dar nežiūrėjau, ar veikia iš tikrųjų, aš pasakysiu jums. O, su viena ranka nelabai gerai čia. Va, pajungiau šitą saugią dalyką. Ką, pirmą reikia batarkiją jungti. Pirmas va parodyta. Nu, jungiam. Va, kažką rodo. Tada antras yra saulės panelė. Nu, davai, jungiam saulės panelę. Opa, atsirado. Ir ką sako, va. Sako, kad ateina iš saulės panelės. Nu, tai gal bus viskas gerai. Reikia toliau jungti, žiūrėsiu. O jei truputį viską rimčiau žiūrėti, nu, taigi padarysiu svarstyklės pagaliau. Kaip ten padarysiu, pakyšiu dabar paviliu, dar reikia įsilyginti biškį avilį, žiūriu, patkrytęs po žiemos. Ir kažkada, jeigu viskas gerai, o kas, kad gerai, tai mažai šansų, noriu padaryti, kad ir jūs visą laiką matytumėt, kiek sveria ir ten temperatūras ir panašiai YouTube. Jau bet aš noriu 4 metus, man atrodo, daryti, tai neprižadu, nes jau buvau prižadėjęs kažkada. Bus matyti, žodžiu, viskas. Reikia dar daug sekmadienis, o dar darbų čia belė kiek. Nenoriu būti blogų pranašų, bet pasižiūrėjau į orus. Tai kitą savaitgalį, jeigu nepasikeis, pas man kaime žada dieną 4, o šiaip 0 ir sniegą paišo. Tai aš labai bijau, kad bus kaip pernai. Tai nežinau, ką jums sakyti. Šiaip dar medų nereikėjo dėti. Tikrai, bet kada jas dėti? Kaip matote, agrastas dar nežydi, bet jau žiedai va, kažkiek banda. Nu tai teoriškai po savaitės, manau, jau tikrai žydės gal dar greičiau. Tai reiktų po savaitės dėti. Tai jums rekomenduoju nedėti dabar, dėti po savaitės. Nu mano, vienai šeimai tikrai reikėjo, o dviem galimai reikėjo, o visom kitom 5 nereikėjo lysti visai. Nu, bet jau atvažiavau, tai jau ir įlindau ir prišaldžiau. Bet baisu, jeigu bus tikrai sublabiurs taip oras, nu dabar va, su žemynės triukė stoviu, medžiai juodi, viskas pilka, negražu, bitės vakar skraidė labai, šiandien nemačiau nė vienos bitės. Nu tai kur čia skraidysi, kai va, su žemyniais rūbai stoviu ir šolu. Tai agrastai mūsų indikatorius visada, pernai laukiu, kol pražės, sudėjau ir nebeturėjau klevų medaus. Tai šiemet bandžiau nedaryti tos klaidos, biški anksčiau sudėti, bet nežinia, čia matau, kad su orais nebus nieko gero. Aišku, dar visi dabar komentuosit, kad sušaldžiu, bet kada, jeigu atvažiuosiu kitą, galbūt nevažiuosiu, nes 4, jeigu tikrai bus šilmos. Kita nežinia dar kas bus. Tai žodžiu, padariau, viskas. O jūs galvokit savo galvą, aš sakau, rodau, kaip nereikia daryti, o jūs darykit, kaip jums išeina. Pažiūrėsim, koks rezultatas bus po mėnesį. Nes jau ką, birželio 10 sukdavau pavasarinį medų. Kas čia liko. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo, ačiū, kas komentavo, ačiū, kas laikina, ačiū, kas prenumeravo. Iki.